Keturių klaipėdiečių vasario 16-ąją eitynėse uostamiestyje demonstravusių plakatus su simboliais primenančiais nacistinę svastiką bylos nagrinėjimas nepraėjo be incidentų. Į teismo posėdį jaunuoliai atvyko su anksčiau konfiskuotų plakatų kopijomis. Patys kaltinamieji tikino, jog juose pavaizduoti 13 amžiaus dirbiniai, šiuo metu eksponuojami Kernavės muziejuje, bei saulę su į svastiką panašių simbolių laikančios moters statula nuo 1928 metų stovinti Rokiškio centre. Čia yra Kernavės archeologinis radinys. Kernavėje rastas 13 amžiaus dirbinys. Kaip jūs vertinate tos visus kaltinimus, neva čia yra nacizmo propaganda? Visiškai neteisingai apkaltino, nes čia net nepanašu į... panašu į nacistinę, bet čia nėra nacistinė svastika. Kad teisėjai nepažįsta Lietuvos archeologinių radinių. Ir kad UNESCO saugomoje teritorijoje rasti daiktai, teisėjai neatskiriami nuo nacistinių ženklų. Vis dėlto tokie kaltinamųjų pareiškimai regis neįtikino pareigūnų. Dar prieš prasidedant posėdžiui policija pareikalavo plakatus paslėpti. Jaunuoliai tai padaryti atsisakė, teigdami, jog plakatai yra daiktiniai įrodymai, kuriuos jie ketina pateikti teismui. Dalyvavimas byloje turi teisę teikti įrodymus. Štai įrodymus ir atsinešė. Dabar nori išvaryti žmonės, kad nepateikti įrodymus, kai jam teko antrą kartą ir tas pačias kontrolės. Maždaug kelias valandas, kol vyko posėdis, pareigūnai kantriai lūkuriavo koridoriuje. Vos iš teismo pastato išėję bylos dalyviai buvo sulaikyti. Viskas. Apsivarom. Einam, kurum reikia, bet teismas baigtas, reikėtų prie teismo. Ponas, jūs nedraugykite, jie nesikiški, gerai? Jeigu prašo apsukti. Prašau apsukti ir eina į automobilį. Mūsų istorijos naikintojai. Mūsų valstybės naikintojai. Ten yra mano sūnus, paskui jis sulaikytas. Jisai nieko nedaro, jis įsinešė... Reikia gerai taip, kad pareigūnai netarnautų Vokietijos lapui. Tai čia dabar pareigūnai Vokietijai. Demonstruoti simbolių negalima. Nieko demonstruoti, yra kaip ne. Kokių simbolių negalima? Na čia yra kol kas nėra sprendimo. Gerbiamasis, man tada turėsit pateikti savo vidurinės mokyklos diplomą ir mes jį pasinagrinėsim. Kokiu pagrindu plakatus nešėsi bylos dalyviai buvo sulaikyti, pareigūnai paaiškinti atsisakė. Į spaudos atstovą kreipkitės, jūs tada jau papasakosite. Kol teismas nenusprendė, ar tai yra fašistinės simbolikos demonstravimas ar nėra, Klaipėdos pareigūnai laiko, kad yra demonstruojama fašistinė simbolika, dėl to iš teismo šitie asmenys su plakatais vėl buvo pristatyti į policiją. Į policijos komisariatą pristatytiems kaltinamiesiems surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai dėl nacistinės simbolikos demonstravimo. Dar teisme jaunuoliai atkakliai tvirtino, jog vasario 16-ąją neturėjo tikslo skleisti nacistinės Vokietijos idėjų, o tik supažindinti tamsuolius su Lietuvos istorija. Jie piktinosi, jog skirtingų miestų policija skirtingai traktuoja tos pačius simbolius. Esą tokie pat plakatai buvo viešai demonstruojami Vilniuje kovo 31-ąją prie prezidentūros ir gegužės 1-ąją eitynių Gedimino prospektų metu, tačiau sostinės policija už tai demonstrantų nebaudė. Istorikai tikina, kad su šiais simboliais reikėtų elgtis atsargiau. Bet kuriuo atveju mūsų veikia jau nebe 9, 13 ar 14 amžiaus prasmės, mūsų veikia jau 20 amžiaus prasmės. Ir aišku, kad tokie simboliai, naudojimasis tokiais simboliais turėtų būti
ypatingai atsargus ir ypatingai atsakingai išreikštas. Klaipėdos apylinkės teismas sprendimą byloje ketina skelbti po 2 savaičių.